Sveiki gyvi Lietuvos tavangeriečiai. Nu, va, šiandien, kaip kad ir sekmadienis, vis tiek nesilsim ir pasistengsim atsakyti į tos labai rūpimus klausimus, kurie yra paskelbti Facebook'e. Tai va, čia yra kompiuteris, kurį atnešė tokia moteris. Jinai norėjo susinstaliuoti televiziją į kompiuterį. Na, aš kažkaip labiau linkęs į planšetės telefonus ir kitur, bet suinstaliavom ir į kompiuterį. Tai va, štai yra kompiuteris. Kompiuterį yra tokia nuoroda. Jeigu jums reikės suinstaliuoti, irgi taip pat galėsim padaryti. Porą kartų paspaudžiat, atsirandat būtent ten, kur reikia. Ten, kur yra visi kanalai. 500 ir daugiau, kiek ten jų yra visokiausių. Tai va, kaip sakant, galite pasirinkti kažkokią tai kategoriją arba tiesiog eiti per visą sąrašą, kiek jų yra. Aišku, čia didžioji dalis rusiškų, kaip ir sakiau. Gal nėra tokie aktualūs mums Lietuvos gyventojams, Lietuvos užsieniečiams. Tai va yra, grinai galima ateiti paskutinį skyrelį yra, na, moderacijai. Toks jau paspaudžiam. Tai va, iškart matot kažką panašaus į mūsų lietuvišką kanalų sąrašą. Yra Baltijos televizija, LNK, TV3, TV1, TV6, pukšt. Daugybė čia tų kanalų. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, išsirinkat kanalą, tarkim, kad ir TV3. Norit pasižiūrėti, vieną kartą kepšt su pelė gali taip pat padaryti, nebūtinai su pirštu, čia kaip koks kompiuteris. Kadangi čia yra Lenovo Yoga, tai čia, žinot, yra variantai taip, kad ir taip galima. Pasidėdam per visą ekraną. Nu, tai va, prašom. Čia ne internetas labai super, nei ką, čia tiesiog viskas pajungta per Wi-Fi. Tai va, tarkim. Išeinat iš TV3, tarkim, norit TV6. Programos, aišku, nėra grinai būtent TV6, bet, tipo, galite pasispausti vėl. Va, prašau. Tai katastrofa. Nu va, ir žiūrit. Ir все, ir nereikia jokio abonentų mokėti. Ir nėra jokių strigimų. Turėt tokių problemų, parašot, ir viskas bus gerai. Tai va, čia yra lietuviški kanalai. Norint grįžti atgal, ten kur buvo pačioj pradžioj. Tiesiog galite tai braukti, čia visas sąrašas yra. Po to vėl kategorijos, vėl galite pasirinkti. Galima visą tai padaryti anglų kalboje, dabar yra rusų, nes, nu, kaip kam patogiau. Žmogus, kadangi yra 78 gimimo, aš manau, kai jinai susigaudys puikiai į rusų. Tai va, lauksim jūsų komentarų ir kitokiausių norų. Iki pasimatymų.